Kaimieti, radai kokios video medžiagos montavimui? Reikia pažiūrėti, ką čia eito sumontuoti. Gali nebeieškoti, jau radau. Nu, visiems labą dieną. Ho, kokie žmonės. Artėja pirmadienis darbo diena. Kaip galva grįžta negaliu, blei. Oi, viešpaties. Blei. Jau gerų bybių pačiulčiau negu galva grįžta. Čia dabar neblogų čia mergų susiradai? Matai, kada žmogus pasimeta situacijoje. Sakyčiau, čia kaip tik nepasimeta, konkrečiai varo. Tai ką tu planuoji daryti? Pasiruošt pirmadieniui. Tai pasako, kokiais čia vėjais tave atpūtė. Tai va čia su tokiu, dalyku čia. Ir kas per dalykas? Kaip čia sakyt, Sunshaitas televizorius sveikas ir gyvas yra. O tai kur jisai? Jisai pas kaimyną. Televizorius yra pas kaimyną, jis sveikas ir gyvas tas televizorius. Čia tik surežisuota viskas. Aš darau kontentus. Darau sveikinimus. Tas, kuris daug gyrėsi, jis nieko nepadaro gyvenime. Atsimink šitą dalyką. Aš pats kaltas likau. Nu. Vituk, tai viskas normaliai, tu su kontentu tiesiog dar truputėlį labiau pasistenk, o dėl televizoriaus tai, hujovagiai tau įkišo, neveikinti. Nu, apipistas kelintą kartą. Negaliu, blei. Bet, Petrai, tik buvo Vitukas, kur dingo Vitukas? Atnešė dar vieną televizorių padovanojo, kodėl jis išėjo? Nes nespėja nuo to. Petrai, o tai nahui tą televizorių suvarė ir apmyžo, ar ką jis ten padarė? Aš tau galiu pasakyti, tu nematei, kad jisai buvo kažko prišertas, tu nematei. Prišertas? Nes juok, tai blėt, žmogų prišėrė visokio šūdo ir jis elgėsi. Nejaumai Bachas lauktuvį užvežė. Aš tai sakau, žmogui geriau pinigų, jau geriau pinigų jam neduot, jau geriau valgyt nupirkti. Palaikau tavo mintį. Valgyt, gal dar šaldytuvo reiktų ir televizorių. Daug televizorių. Man tai gaila jau ir iš viso. Į dieną po vieną, kad kontentą galėtų daryti. Televizorius, mano televizorius! O kas tavį prašė to televizoriaus, tu man pasakyk. Nu, televizorius.